Dangiškasis Tėve, prašau, nuprausk mane Kristaus kraujyje, prašau padėk man, duok man žodžius, kad aiškiai atsakyčiau į klausimą, kas šiandien vyksta pasaulyje, kas iš tiesų vyksta pasaulyje. Duok man žodžius, kuriuos nori, kad pasidalinčiau, to prašau Jėzaus vardu. Amen. Labas, brangieji, senai bendravome, senai filmavau video mažą ir jaučiu, kad laikas, nes noriu atsakyti, noriu iškelti klausimą, kas šiandien iš tikrųjų vyksta pasaulyje ir pabandyti atsakyti į tą klausimą. Aš atsakymą į tą klausimą žinau tik todėl, kad skaičiau ir studijuoju šventą raštą. Žinau, čia atrodo tarsi truputį lyg mano rankinė, mano tas šventas raštas, todėl kad aš visur jį nešiojuosi. Gera kartais tiesiog dienos metu atsiversti Dievo žodį ir pamaitinti savo sielą, nes Dievo žodis gyvas ir jis tikrai yra kaip maistas dūšiai, kaip maistas sielai. Ir taigi, kas vyksta pasaulyje? Skaitant Dievo žodį, Mato knygoje ir kitose, Dievas sako, kad ateis amžiaus galas. Va, sakykime, yra mūsų pagaliukas, šakaliukas. Ir iš pradžių buvo momentas, kai Dievas sukūrė šį pasaulį. Kai Dievas sukūrė visą kūrinyje, mes žinome irgi vėl iš švento rašto pradžios knygos apie 6 dienas, kurių metu Dievas kūrė visą pasaulį, sukūrė vyrą ir moterį. O paskui visa žmonijos istorija, tėkmė, laikas. Ir taip pat šventame rašte Dievas sako, kad ateis amžiaus galas. Kad ateis tas momentas, kad žmonija ir tas pasaulis, kurį mes šiandien žinome, kad ateis visam šitam galas. Yra pradžia, yra galas. Tai kas iš tikrųjų vyksta šiandien pasaulyje, ką mes jaučiame, yra artėjimas lig to galutinio momento, artėjimas lig amžiaus galo. Dievas sako šventame rašte, kad kaip mes žinosime, jo klausia apaštalai. Jėzaus klausia apaštalai, mokiniai klausia, kaip mes žinosime, kad artėja amžiaus galas. Ir Jėzus jiems sakė, jūs matysite karus ir girdėsite vis daugiau kalbų apie karus, suintensyvėjimą. Jūs matysite suintensinėjimą stichinių nelaimių, vėtrų, audrų, uraganų, potvynių. Bus ligos, visokie marai, visokios tokios pandemijos visokios, suintensyvėjimas. Ir kaip mes dabar matome, labai daug yra ligų, daug mirties. Ir tarsi toks jausmas, kad viskas aplink mus dreba. Nėra kur atsiremti, viskas dreba. Ir kas tame visame, ką Dievas daro, jis tarsi leidžia tą drebėjimą, kad mes visi nebegalėtume tiesiog taip toliau judėti tą nuolatinę savo kasdieninę gyvenimo tėkmę, bet priverstų mus visus susimastyti apie amžinybę, apie mūsų santykį su Dievu. Kurdamas mus į savo atvaizdą, Dievas mus sukūrė amžinus. Mane ir tame mes amžini. Mes gyvename savo Dievo mums duotą atkarpą žemėje, o po to mes nėra taip, kad dingstame. Toliau mes žemėje gyvendami priimame sprendimą, ar mes tikime Dievą ar netikime, ir tai nusprendžia, kur mes praleisime amžinybę. Su Dievu, amžiname džiaugsme, šviesoje, meilėje, rojuje, ar atskirti nuo Dievo. Jį atstūmę žemėje, mes būsime atskirti nuo Dievo ir save pasmerksim amžinai kančiai,
tamsai, siaubui, baimiai, pragarui. Todėl mums Dievas duoda tą laiką žemėje ir šiuo metu jisai intensyvina visus reiškinius, viską tarsi ant dujinės būtų padėtas puodas, verda vanduo ir kai stipriau atsuki dujas, tada pradeda burbuliuoti tas vanduo. Ir aš tai, matau, toks jausmas, kad leidžia Dievas tam drebėjimui, intensyvėjimui vykti, kad mes vėlgi negalėtume vis stumti šalin nuo savęs tas mintis apie amžinybę, bet būtume priversti mąstyti apie amžinybę. Gerai, šiandien čia, o jeigu šiandien nebebūčiau čia, kur aš atsidurčiau? Ir tai nuspręs, ką mes nuspręsime žemėje. Dievo žodis aiškiai sako vėlgi. Jono 14 knygoje 6 eilutėje. Dievo žodis labai aiškiai sako, Jėzus pats kalbėdamas sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas neteina kitaip pas Dievą, kaip tik per mane. Reiškia per Jėzų. Romiečių 10 knygoje 13 eilutėje žodis labai aiškiai sako, visi, kas šauksis viešpaties vardo, bus išgelbėti. Viešpaties vardas Jėzus, tai visi, kas šauksis Jėzaus, bus išgelbėti. Nes Jėzus yra tas Dievas, mūsų Dievas, kuris ant savęs paėmė bausmę už visų mūsų nusižengimus, už visų mūsų nuodėmes. Kai Jėzus mirdamas ant kryžiaus ant savęs paėmė tavo ir mano bausmę už mūsų visų nusižengimus ir praliejo savo šventą kraują. Bet jis neliko miręs, Jėzus prisikėlė nugalėdamas mirtį. Ir dabar Dievo žodis taip gražiai sako, ačiū Dievui, kuris mums duoda pergalę prieš nuodėmę ir mirtį per Jėzų Kristų, mūsų viešpatį. Tai va, vienintelis kelias į ramybę su Dievu yra Jėzus. Ir nežinau kaip tu, bet aš šiandien jau esu Kristuje, aš esu rami. Man nebaisu, kad šiandien jeigu baigsis, ateis amžiaus galas ir šiandien baigsis mano laikas žemėje, aš einu pas Dievą, aš rami. Ir aš noriu, kad ir tu turėtum tą ramybę. Todėl dalinuosi šiandien. Šiandien dar yra išgelbėjimo diena. Šiandien dar gali sustoti va dabar pat ir sakyti, viešpatie Jėzau, atleisk man mano nuodėmes, ateik į mano gyvenimą, ateik į mano širdį ir būk mano Dievu. Ir aš labai tikiuosi, kad būtent tai tu dabar ir padarysi. Aš būtent tam šiandien ir filmavau šį mažą video, būtent todėl ir norėjau pasidalinti. Ir kai mes paprašome Jėzaus, jo šventoji dvasia ateina ir apsigyvena mumyse, ir mes jau šiandien pat savyje įgyjame Dievą, lyg naujai esame gimę. Ir mes esame šiandien gyvi amžinybėj su Dievu. Ir jis pradeda mus vesti, mokyti, iš mumise atsiranda meilė Dievo žodžiui, toksai didelis poreikis jį pažinti, skaityti Dievo žodį, su juo leisti laiką, Dievo žodyje, maldoje, šlovinime. Ir žemėj pasibaigus mūsų laikui žemėje, mes einam pas jį į amžiną nuostabų buvimą su juo. Tai va, tokie gražūs, nuostabūs dalykai, kuriais norėjau šiandien pasidalinti. Taip, amžiaus galas artėja, kasdien mums lieka vis mažiau laiko, todėl labai svarbu nebetidėlioti, bet šiandien pat susitaikyti su Dievu per Jėzų Kristų, kuris vėlgi ant savęs paėmė bausmę už mūsų nuodėmes. Nugalėjo nuodėmę, nugalėjo mirtį, prisikėlė, šiandien gyvas.
Dievas ir kviečia mus visus būti jo vaikais. Tik prašau, kad priimtumėt jo šitą nuostabų pakvietimą. Myliu, Jėzus jūs myli ir su Dievu.